Labas vakaras, mano vardas Žygintas, esu santykių mentorius ir šiandien su manim irgi yra Žygintas. Sveiki, esu Žygintas, finansų konsultantas. Santykiai šeimoje ir finansai yra šio vakaro tema. Turime žiūrovų klausimus, kuriuos pas mane ir pas Žygintą Instagramo paskyrose uždavė mūsų žiūrovai. Ir paskaitysim, pakalbėsim, pabrainstorminsim, padiskutuosim apie tavo situacijas darbinės, kurios susiduria darbe, kalbėdamas apie finansus ir apie šeimos reikalus. Aš taip pat iš savo kaip santykių mentoriaus patirties pasidalinsiu situacijomis, kurias aptariu pas savo klientus ir su savo klientais. Tai linkiu gerą žiūrėjimą ir tikiuosi, kad bus smagu. Tai Žygintai, pirmiausia, pasidalink iš tavo patirties kaip finansų konsultanto, kokios situacijos šeimoje, kalbant apie finansus ir finansinius sprendimus, atrodo sunkiausiai sprendžiamas arba yra tokios sunkiausias bendrai, ties kuriam šeimojose ar sudėtinga yra rasti sprendimus arba išeitis. Dažniausiai, mano nuomonė, šeimos susiduria su tokiu nesutarimai, galim sakyti, dėl kažkokio didesnio pirkinio, ar ne? Tai nesvarbu, ar tai būtų automobilis, namas, kažkoks tais investavimo planas ar panašiai, nes tai yra, vis tiek, čia reikia pasitarti ir didžiausia problema yra, jeigu vienas šeimos narys yra labai už, kitas yra labai prieš. Ir nei vienas neieško kompromisų, o čia didžiausia bėda gaunasi. Arba kita problema yra irgi į tą pačią, tarkim, ar ne, pagilinti, kad jeigu finansai yra nevienodi, vienas uždirba 5000, kitas 1000, ir reikia priimti didelį sprendimą kažkokį tais, ir gaunasi taip, kad tas, kuris uždirba dažniausiai atveju daugiau, nori kontroliuoti to sprendimo priėmimą, o kitas jaučiasi toksai kaip ir nuskriaustas, nes tiesiog neleidžia prisidėti, pasitarti, nes pasitarė, bet nusprendžia vienas. Tai nežinau, kaip tu galvoji, ar čia normalu, ar taip neturėtų būti. Iš to, ką pasakoji, atrodo, kad yra toksai kaip disbalansas. Būtent finansų srityje, jeigu skiriasi labai pajamos ir dirbama šeimoje, kas yra tikriausiai neretas atvejis, tas žmogus, kuris toj srityje jam geriau sekasi, jis tada pradeda dominuoti tą sritį. Iš santykių mentoriaus perspektyvos man čia yra ydinga praktika, nes šeimoje yra skirtingos sritis, kuriuose skirtingai sekasi. Taip. Ir jų yra daug tikriausiai, tų sričių, ir jeigu tas žmogus, kuriam sekasi geriau, jisai pradėtų tokio dominuoti, ir spręsti dėl to, kad man sekasi geriau, mes spręsim, kaip čia daryti, man atrodo, kad čia yra problema, nes kalbant apie grynai finansus šeimoje, man atrodo, kad jeigu yra dirbantys žmonės ir šeima, kaip vienetas, metam viską į bendrą katlą ir žiūrim, kas ten yra. Tai yra bendri šeimos pinigai, o ne kad tas gauna kažkas daugiau, dėl to jis turi didesnę galią jais manipuliuoti ir kitą žmogų paveikti. Kaip tau atrodo? Tai aš pritarčiau šito vietoj, iš tikrųjų, jo, nes aš visą laiką tą matau, bet aš negaliu to pakeisti. Ta prasme, kažkaip įsikišti į jų šeimos tenais jau vidų ir pakeisti, ta prasme, kad reikėtų taip daryti arba taip daryti. Tai dažniausiai jau ateina jie su kažkokiu tais noru, kaip pavyzdys, investuoti. Ir nes, tarkim, kaip pavyzdys, moteris nori pensijos kažkokios užsitikrinti, vyras daro verslą. Ir jis sako, man vienodai ta pensija, mes turėsim pinigų, nes mes verslas eina. O moteris sako, jau kaip privačiai mes kalbam, sako, bet jeigu nepaeis tas verslas, po 10 metų gali nebebūti jo. Buvo vienam draugui, kitam draugui, trečiam draugui užsidarė įmonės ir nebėra, ta prasme, namus antstoliai galvoti, kaip pavyzdys. Aš čia juokauju, bet ta prasme, bet čia kraštutinumus, bet kaip pavyzdys tiesiog nėra tokio saugumo, priimant tokį sprendimą, ar ne, kuris jai atrodo svarbus, jam atrodo nesvarbus. Ir tada toksai gaunasi, kad kyla visiškas konfliktas, nes, bet kadangi jisai daugiau uždirba, jisai neleidžia jai to daryti ir viskas. Čia aš kaip pavyzdį pasakiau. Suprantu, tai pakomentuosiu, nepritariu labai tokiam sprendimui. Ir dabar iš mano perspektyvos, tai tikriausiai ir pamenė per mokymus apie moterų psichologiją, daug kalbėjau apie moters. Viena iš pagrindinių, šiaip skaičiau, pagrindinių poreikių santykiuose, tai yra saugumas. Ir šitoje situacijoje, kurie pasakai pas savo klientus, kad yra moteris, kurie rūpinasi ateitim, nes jai norisi saugumo. Ir vyras galbūt labiau žiūri šiuo metu, kas jam svarbu. Bet iš vyriškos perspektyvos, tai jeigu vyras supranta, ir manau, kad tikiuosi, pat pažiūrėjęs šitą video supras, kad moteriai svarbu yra finansinis saugumas, tam, kad jinai jaustųsi rami. Bendrai. O kuo ramesnė ir kuo saugesnė moteris yra santykiuose ir savo šeimoje,
tuo vyrui šiaip yra geriau. Visapusiškai. Tai gaunasi, jeigu vyras suprastų moters poreikį saugumui, šita situacija nebebūtų tokia skaudi ir būtų paprasčiau galbūt suprasti, dėl ko jai tai kyla, nes jei pora kalbėtų apie tai, dėl ko tau tai svarbu ir galėtų, žinai, atvirai kalbėtis, tai labai palengvina, manau, moters sprendimo priėmimą. Tai pirmas dalykas, čia kalbam dabar vyras, moteris, bet nesvarbu, gali būti ir priešingai, ar ne? Taip. Bet, tarkim, dabar, kad jau tai pradėjom, ar ne, tai dažnu atveju tai pirmas dalykas, vyras nesupranta to, kad moteriai yra svarbus saugumas, ar ne? Tai, ta prasme, nereaguoja, galvoja, kad čia tiesiog kažkokia tais užgaida, susigalvoja, tai čia nesąmonė, bet, aš va čia investuoju, va, biznį darau, ta prasme, kokios čia pensijos, ką čia. Negalvok apie tai, va, nupirkau į Maldyvus, ko dar tu nelaiminga. Jo, ta prasme. Tai va, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, nesikalba apie pinigus. Tabu yra. Čia labai dažnai šeimose, nežinau, Lietuvoje, gal ir visur, nežinau, su kitais, kaip sakant, kitom šalim nesu susidūręs, bet labai dažnai tabu yra kalbėti apie pinigus šeimose. Kažkaip tais, va, gyvenam kažkaip tais, bet vengia tos temos visiškai, ta prasme, kažkokie tais pirkiniai, gal aš nupirksiu maisto, tu sumokėsi už elektrą, tokie baziniai, bet kažkokie tais, jeigu didesni, ta prasme, arba kaip tik smulkesni, vienas išlaidauja, kitas visai neišlaidus yra ir kažkaip tais atrodo atskirai viskas vyksta, nes tiesiog nekalba apie tai. Ir kaip nėra pinigų, taip nėra. Vienas taupo kiekvieną centą, kitas išlaidauja ir žiūri gale mėnesio, kaip nėra, taip nėra, žodžiu. Tai va, tai... Labai pritariu, ką sakai dėl finansų, nes matau, kad finansai yra viena iš dažniausių temų, dėl kurios kyla nesutarimai porose ir šeimose. Ir tai yra iš dalies dėl to, kad žmonės, kad ir rinkdamiesi savo antrą pusę, sutuoktinį, dažnai nepagalvoja, mes dabar turim skirtingą požiūrį, ne? Į prioritetus, į saugumą, į investavimą, į ateitį, būtent finansų klausimų. Ir tai yra didžiulė problema ateityje, kuri dažnai iškyla ir vėl kartojasi. Dėl to aš per konsultacijas klientam dažnai pamenu irgi prieš santuoką, kad kaip svarbu yra jums aptarti kelis pagrindinius tokius punktus vertybinius, vienas iš kurių yra finansai. Kaip mes gyvensim, kaip mes tvarkysim pinigus, ar investuosim, ar labiau kaupsim, ar labiau taupysim, ar labiau tiesiog, žinai... Ar gyvensim šią dieną, ar mėgausimės, žinai, tais malonumais ir paskolas imsim galbūt, nes labai įsiskiria nuomonės. Tai didelė klaida ir matau, kad pokalbėje apie šitus klausimus labai supaprastintų poros ateitį, jeigu būtų darna ir darmė šitus klausimus. Taip, mano nuomonė tai, kad ne visi atsineša į šeimą tos vienodus pagrindus. Vienas yra iš vienokios šeimos, kur ten buvo tvarkomasi vienaip, kitas yra visai iš kitokios šeimos, kur buvo tvarkomasi kitaip. Ir vienas galbūt, kaip tu sakei, linkęs visus pinigus išleisti, ta prasme, iki paskutinio cento, dar iki atlyginimo 10 dienų liko, jau nebėra pinigų, ta prasme. O kitas žmogus, ta prasme, sistemingai ten atsideda, investuoja kažkokį nekilnojamą turtą, perka akcijas, dar kažką, tai, ta prasme, kažkur tais stengiasi, kad atidėti, geriau nenusipirks sportbačių, bet jos kažkur nukreips tos pinigus ir bus laimingesnis. Ir ateis susitinka du tokie. Tai va, tai tiesiog jam labai sunku yra ir tu sakai, kad jie gali susėsti ir pasikalbėti, aš manau, čia vieno pokalbio neužteks ir dviejų neužteks. Čia ta prasme, nuolatinis turi būti darbas, išsiaiškinti pradžiui, kur yra žmonės kokioj pozicijai, ir paskui gal ir ieškoti kompromisų, ta prasme kažkokio tais, nes kraštutinumai, mano nuomonė, nėra labai gerai, arba kad dabar nuspręsim, kad dabar, gerai, pritariu tau, dabar išlaidaukim, arba pritariu tau, taupykim, turėtų būti kažkoks tais balansas visą laiką tarp to. Galvoju, o Žygintai, man labai keista, kaip kreipinį naudoti šitą vardą. Jo, man irgi buvo keista, aš irgi sakau, susitiksiu su Žygintu ir taip sakau tą vardą, bet dabar pripratau jau. Tai mes kalbėjome apie tai, kad kokia yra didelė svarba aptarti prieš einant į santuoką ar tokį vedybinę ar šeimos gyvenimą apie finansų temą. Bet tuo pačiu dabar pagalvokime apie klasikinį scenarijų, kurį matau daugumoje porų. Susituokė, gyveno, kažkaip gyveno, žinai, didelių klausimų nebuvo, bet staiga atsiranda situacija, kad yra noras vieno žmogaus investuoti, o kitas prieštarauja. Ne? Tai yra jau situacija, su kuria susiduria dauguma porų. Nėra aptarti finansai anksčiau, bet dabar požiūrį išsiskiria. Ką daryti? Tai aš tada trumpai iš savo pusės noriu pasidalinti, kad manau, kad svarbiausia yra suprasti, kodėl tie poreikiai yra pas vieną kitą žmogų
ir sugalvoti, kaip mes dabar galime rasti sprendimą, kad iš esmės, kad abiem būtų gerai. Tai nereiškia, kad vienas kažkas turi nusileisti, būtent konkrečių klausimų, bet labiau tai, kad, kaip padaryti, kad man ir mano žmonai dabar būtų gerai, kad aš, pavyzdžiui, galėčiau ir investuoti, bet tuo pačiu galėtume skirti, žmonos ir ten kažkokiam projektui pinigų. Taip. Arba, kitoj bet kokioje situacijoje. Kaip pas tave patirti, kaip pora sprendžia tos dalykus? Aš tai galvoju, pradžiai reikėtų pirmas dalykas neslėpti nieko, nes čia prasideda problemos. Jo, prasideda čia problemos, kai prasideda kažkoks slapukavimas. Pats supranti, slapukavimas prie gero nepriveda, žodžiu. Tai atsiranda kažkoks slapukavimas. Tai aišku, net nekalbu, kaip prieš tai sakėm, kad tai tabu, ne? Lietuvoje kažkaip žmonės, kažkiek pakalba apie tos finansus, bet per mažai kalba, ne? Bet kai pradeda slapukauti, čia atsiranda jau didesnių problemų. Tada įsisuka tas ratas, kur tu jau ten kažko nepasakei, ten kažką galbūt pamelavai, ten kainą sumažinai, ką pirkai. Tampa inercija ir paskui tas jau, kaip sako, melo kojos trumpos, jisai, ta prasme, užsisuka tas ratas, tu jau nebegali nemeluoti, nes jau ten prieš tai dar 10 kartų yra pasakyta, gal ir dabar jau, pavyzdžiui, finansai padidėjo ir dabar mes jau galim savo tą leisti, bet tu prieš 3 metus atgal sakei, kad kainuoja 3 kart mažiau, ten, kažkas, tai kaip pavyzdys paslauga ar prekė ar kažkas. Tai čia kaip juokauja, kaip apie vyrus, jeigu vyras numirtų, sako, ir jo parduotų jo žvejybos įrangą už tokiom kainom, kaip jisai sakė, tai ten nelabai kas išeitų, žodžiu. Pamenu, juokingą tokią situaciją, irgi mačiau memą, tikriausiai Instagram'e, audio įrangos, profesionalios audio įrangos parduotuvė, Hi-Fi, ten prekiauja, žodžiu, žymiais brandais ir prie kasos yra informacinis pranešimas klientam, kad už papildomus 10 eurų mes išrašysime sąskaitą tokiai sumai, kokiai sakysit savo žmonai. Šiaip, tai juokingas baidas, kad gali vyras išsisukti, bet iš esmės čia būtų įdinga praktika, nes tai skatintų tokią, kaip finansinę, aš nežinau, ar tai politinė ištikimybė, bet yra finansinis toksai, kaip tai įvardinti tą žodį, neskaidrumas. Taip. Melas, iš esmės melas. Ir tai yra, nepavadinčiau gal neištikimybė, bet tai būtų finansinės neskaidrumas ir manau, kad kaip labai gerai paminėjai apie tai, kad tie dalykai tampa inercija. Taip, užsisuka ta karuselė ir ją labai sunku paskui sustabdyti. Va čia ir yra problema, ta prasme, kad geriau nepradėti jos. Ir kaip tu sakei, galbūt, tik nežinau, kada reikėtų apsitarti, nežinai, taip santuoka nebūna, kad padraugavom ten metus ir dabar santuoka, kiti padraugauja 10 metų ir tada santuoka, kiti, ta prasme, labai sunku, jau gyvena 10 metų ir tada santuoka. Tai kada reikėtų apie tai pasikalbėti, ta prasme, nežinau, kai atsikraustai gyventi sekančią dieną, prieš atsikraustant vienos pas kitą, ta prasme, žinai, per pirmą pasimatymą nepradėsi dėlioti, žiūrėk, iki 5 eurų tarėmės, o paskui, žinai, nebesitarėm. Ta prasme, kažkokia protinga turėtų būti riba, kada reikėtų jau, dabar reikėtų apie tai pašnekėti. Pirmas pokalbis, aišku, paskui 2, 3 ir ten 10 galbūt, bet kada turėtų būti startas pokalbio apie finansus. Labai geras klausimas. Manau, kad prasminga kalbėtis apie finansus yra pažinties pradžioje. Bet tai reiškia, kad nesiekiant, projektuoti į ateitį, jeigu mes čia sustuoksim, tai kaip čia... Gali išgąsdinti, kai turėsim 3 vaikus, ačiū, viso gero. Toksai didelis šuolis į priekį dažnai gąsdina labai ir aš suprantu, dėl ko taip yra. Tai aš manau, kad pažinties pradžioje prasminga kalbėti apie finansus, bet labiau kalbėti ne apie tai, kaip mes ten kadaise, kad mes ten vaikus auginsim, ar ten ką darysim dėl darželio, bet apie tai stengtis pažinti kitą žmogų. Kokie yra tavo įgūdžiai? Kaip tu gyveni finansų klausimą, Ar tu kaupi, ar tu taupai, ar tu investuoji, ar tiesiog, kaip dauguma lietuvių gyveni nuo atlyginimo iki atlyginimo. Koks yra tavo modelis? Nes vėlgi nepaslaptis, kad daug žmonių toj pasimatymo stadijoje realiai net neįsivaizduoja, kaip tas žmogus gyvena ir kito žmogaus finansinio stovio. Ir dažnas vyras, irgi ką matau labai dažnai, šoka virš bambo savo, bandydamas padaryti įspūdį. Taip, moteriai, tai čia per pasimatymus, 1, 2, 3, 4, 5, bet ilgainiui to tempo tokio didelio ir finansiškai iškau nebepatempia, tada ir moteris nusivilia. Tai manau, kad prasminga vėl būtų čia iš kitos temos, tai iš esmės neskubėti vyrams su dideliam dovanom ir siekiant įsiteikti, bet stengtis kalbėti apie esmę
ir tarpusiai pažindintis ir suprasti, koks yra kitas žmogus, finansinis išprusimas. Ir žiūrėti, ar jis apskritai ir dera, ar mes galim dėrėti ir ar mes galim rasti kažkokį gražų sprendimą galimai ateičiai. Tai nereiškia, kad mes turim planuoti, būtent 3 metus į priekį. Aš girdėjau tokį posakį, kaip sako, sužadėtųjų žiedą kaip perka, nereikia pirkti jų už metinį atlyginimą, nes paskui nebebus kur tobulėti. Ta prasme, jeigu tu nupirksi žiedą už 30 000, už 20, nežinau, už kažkokią didžiulę sumą pinigų, tai paskui, jau tik tais žemynais, o turėtų eiti aukštyn galbūt dovanos. Kaip pavyzdys, kartelė bus labai stipriai, ta prasme. Tai čia toksai prie bairį šitas, bet o kalbant apie tos pirmosius ten pasimatymus ir taip toliau, tai mano nuomonė dar labai priklauso nuo amžiaus. Žinai, kada tu eini, nes vienos poros yra nuo 20, kitos nuo 30, kitos nuo 40 kartų. Tai čia labai didelis skirtumas, nes 20-mečiai susitinka, tai abiem ten vėjas galvoj švilpia. Ir ta prasme, tu tikrai negalvoji ten, žinai, apie nieką iš viso, ta prasme, turi 2 eurų, eini į klubą, kokteilius 2 nusipirki ir viskas, ir laiminga būt. Ta prasme, kai tau 30, tai jau kažkokios galbūt įsipareigojimai, yra bankai, kažkas tais darbai, ta prasme, visai kita situacija, kai 40 dar kita situacija, kai 50 dar kita, ta prasme, tai aš galvoju, turėtų nuo amžiaus priklausyti tas irgi apsitarimas kažkiek tais, nes labai skirtingos situacijos. Klausytojas Justas, 38 metų, klausia. Padariau pirkinį už 200 eurų. Žvejybos reikinės. Žmona sako galvą nuraus. Klausia, ką daryti su šitą situaciją, nes meluot nesinoriu, tačiau žmona labai pyksta. Kaip patartum žyginti? Tai gal šiaip pradžiai reikėtų būti kažkiek tais apsitarus iki kažkokių tais pinigų sumų, kokios mes jau galim leisti nuo asmeninių. Nes, tarkime, kur yra šeimos, pirkiniai, perku kaitlentę su dužo, ne? Tai čia vienas pirkinys vienokio lygio, perku žvejybos reikmenis, yra visai kitokio lygio, čia toks asmeninis gaunasi malonumas, jo. Tai aš galvoju, kad jeigu yra šeimos pirkiniai, tai galim tiesiog pasiskirstyti sritim, kas už ką atsakingas, nes kaip pavyzdys, aš perku padangas, tai aš neklausiu, ta prasme, ar aš galiu pirkti padangas už 500 ar už 600, aš pasidomėsiu, skirsiu laiko, 3 valandas išstudijuosiu tą minkštesnę, kietesnę gumą ir aš pats nuspręsiu ir nupirksiu padangas, nesvarbu, ar ant žmonos, ar ant savo mašinos, kaip pavyzdys, ne? Taip logiškai skamba, jo. Tai galbūt, kai reikia kažką tais, nežinau, virtuvinį kombainą pirkti ir taip toliau, tai žmona paskaitys, pasižiūrės, nes jinai ten gal domės, pasitars su draugiam ir nupirks tą kombainą ten ar kažkokią tais virtuvės dalyką, kuris atrodo, kad reikalingas, ne, už tam tikrą pinigų, bet kai jau eina į asmeninius, ne, tokius hobius, dalykus, tai galbūt būtų kažkiek tais logiška būtų apsitarus, jeigu finansai yra riboti, nes čia reikia atskirti irgi, jeigu finansai nėra labai riboti, tai gal galim ten ir į kairę ir į dešinę, vienas deimantus perka, kitas žvejoja, motociklus perka ir viskas, bet taip nebūna, dažniausiai gyvenime, tai vis tiek kažkokios tais ribos yra ir galbūt būtų gerai kažkokią tai sumą turėti nusibrėžus, kad galbūt nuo jos jau reikėtų pasitarti, nes, gal, ta prasme gerai, jeigu tu vieną kartą nusipirki tą žvejybos rinkinį, tai tu gali pasitaupyti ir nusipirkti, bet jeigu tu kas mėnesį po 200, žinai, tai gali būti, kad į Palangą jau nelieka atostogom, ta prasme, ir tada jau skausminga, ta prasme, vaikai nori į Palangą, o tėvas žvejoja, ta prasme, tai kažkaip reikėtų tokį balansą atrasti, bet jeigu visiems visko užtenka, tik tiesiog, kad erzina, kad tu perki nesąmonės čia, nes galvoja, kad čia nesąmonė, tai tada reikia pasikalbėti, gal iki kažko sumos galim pirkti ir nesąmonės. Vienas iš variantų, kurie šiaip esu irgi naudojęs su žmona, tai reiškia, kad po arba gaunant pajamas, ar tai po atlyginimo, arba ten, žinai, kaip laisvai samdomas būna, tiesiog gauna pajamas nereguliariai, bet, žodžiu, po kiekvieno pajamų gavimo ar atlyginimo išsiskiria kažkokią sumą ir mes išskirdom sumą savo. Reiškia, gaunam po sumą X procentas nuo pajamų, čia PM eurų ir čia PM eurų. Ir tie pinigai yra, tu gali su jais daryti, ką nori. Taip. Ten yra visiška laisvė, žinai, tai gali prašliuoti tą 50, kad ir kaip juokingai skambėtų. Taip, bet čia labai gerai. Iš esmės tai gaunasi, kad jeigu aš turiu savo 50 eurų kas mėnesinį, kurį gauna tiek žmona, tiek aš, nuo, tarkim, bendro biudžeto šeimos ir bendro katlo, tada tuos pinigus galima kaupti. Gali, žinai, kaupti metus laiko ir gauti 600 eurų, su jais ten, žinai, kazinkiai praleisti.
Taip. Nes tai yra mano pinigai, aš darau, ką noriu. Ne? Jeigu nori, čia būtų neteisinga. Su kasdienį, žinai, galiu užsikabinti. Jo, tai paimkim geresnį pavyzdį, perku padangas motociklui, labai brangias, 600 eurų. Ir čia būtų variantas. Nu, aš tik turiu menį, kad, žinai, tos pinigus gali ir sudeginti. Iš esmės, tai yra jau tavo pasirinkimas. Tai tuomet žvejybos reikmenį, žinai, už 200 eurų, tai jau nebebūtų klausimą, nes tu yra paskirta dalis tam jos. Nepirkai kelis mėnesius kažkokiu kitų dalykų. Tai taip, jo, aš tai galvoju, kad gal ir būtų visai nieko, tik tais gal, sakyčiau, mano nuomonė 50 eurų per maža ta suma, nes infliacija visgi. Tai tiesiog, žinai, gali būti, kad nelabai išeis, tavo padangom reiks taupyti metus laiko ir panašiai. Bet aišku, čia priklauso vėlgi nuo poros finansų, tiesiog reikėtų kiekvienam, gal vienam bus vienai šeimai po 50, nu, tokiom kažkokiom tais pramogom asmeniniam, kitam gal bus po 500, nu, kaip pavyzdys. Tai va, kažkas nori gal panos su panom nori išeiti į miestą paošti, vyrai su vyrais kažką paveikti, nežinau, su kartingais pralėkti ar su endurkim pravažiuoti. Tai manau, kad čia visiškai normalu ir to netgi reikėtų daryti. Kad vat, panos atskirai pabūna, vyrai atskirai pabūna su savo reikalais ir čia nemanau, kad reikėtų labai riboti tos finansus, bet aišku, jeigu tenais kas antrą mėnesį po 1000 eurų, žinai, tai gali tiesiog nukentėti nuo šeimos finansai. Tai va čia svarbu, kad nenukentėtų labai kažkas, tai kad vaikai galėtų eiti į būrelius toliau ir visur kitur, kur ėjo iki šiol, žinai. Palauks, jo, tai yra panagos. Taip. Tai va tokių nereikia į kraštutinus, mano nuomonė, niekados nereikia nueiti į kraštutinumus. Hobiai fainai, viskas fainai, jiems tikrai reikia skirti finansų ir aš visą laiką netgi sakau, kai ateina žmonės nori investuoti kažkokią tais pinigų sumą, tai aš sakau, jinai neturėtų jums būti skausminga, jūs neturite atsisakyti kaviniai, pavalgyti, ta prasme, kasdieną, tai gal nevalgyti, ne vakarieniauti kasdieną, ten su vynai, su visko, bet ta prasme, kad galėtum sau leisti viską, tik tais, kad kažkokią tais dalį neskausmingą atsidėti, galbūt paskui padidinti 1%, paskui dar 1%. Tai va, tas turėtų būti toksai balansas, kad tau neplėšytų kišenės, kad kiekvieną mėnesį ateina jau ta diena, kai jau reikia atsidėti, kaip mes čia sutarėm, ir tu raunės galvo, raunės plaukus, nes, ta prasme, tau žinai, kad neišeis tas, į Palangą nevažiuosim, vaikai į būrelis, nes tai taip neturėtų būti. Turi būti visur balansas. Ir aišku, apsitarti kartu šeimoje, kad... Tai va, dabar aš gal klausimą, ar ne? Čia šitas klausimas man labai patiko, Jolanta klausė, dėl ko patiko, nes... mačiau ne vieną tavo seminarą ir ten tu nemažai kalbėjai apie moters saugumą. Saugumo jausmą, saugumą, tai va šitas klausimas labai į temą, man atrodo, bus. Tai va, tai čia klausimas, tai paskaitysiu. Nepaslaptis, kad moterims svarbus saugumas. Moteriai santykiuose dažniausiai sukuria didžiausią saugumo jausmą ar vyro žodžiai, elgesys ar konkretus veiksmai. Ar žodžiai, ar elgesys, ar veiksmai? Kaip tau atrodo, žygintai? Žodžiai, ką matau, yra labai slidi sritis, nes dažnas vyras per daug prisišneka. Darysiu tą, čia dabar bus taip ir anaip. Yra klasikinė situacija, kada vyras daug žada, bet arba pamiršta, arba ten vienu momentu norėjo pakelti moterį nuotaiką, pažadėjo kažką, mes padarysim taip toliau, bet neįvyksta. Ir kadangi tokie įvykiai sluoksniuojasi viens po kito, moteris tokioje situacijoje labai dažnai praranda pasitikėjimą savo vyru. Kad jis sako, bet nepadaro. Jis nėra toksai, žinai, žodžio žmogus. Tai reiškia, moteris nebegali pasitikėti. Tai žodžiais aš pasikliaučiau mažiausiai. Ir matau, kad dauguma moterų ir šiaip žmonių bendrai vertina žodžius atsargiau negu veiksmus. Tai pirmas buvo žodžiai, po to buvo veiksmai ir dar buvo trečia dalis. Tai, kad ir kas ta trečia dalis buvo, veiksmai, manau, yra... Elgesys ar konkretus veiksmai? Tai čia praktiškai tas pats. Tas pats. Tai be abejo, kad veiksmai yra realūs faktiniai veiksmai, ne tai, kad mes darysim, mes važiuosim, mes ten, žinai, taupysim, bet apie tai, kad tai yra ėjimas į veiksmą. Mes dabar darom ir pradedam taip ir taip. Tai reiškia, aš manau, kad vyras dažnu atveju šeimoje inicijuoja tokius veiksmus dėl finansinio saugumo, pasirūpinti labiau, suplanuoti ir, žinoma, arba inicijuoja patį, žinai, tokį, kad ir biudžeto planavimą. Inicijuoja, kad ir ten planavimą tos geros dienos biudžetui, žinai, kažkokiam atsarginės pagalį ir panašiai. Bet, žinok, nes ne visai nesutikčiau, žinok, ta prasme, labai dažnai, ypač saugumo, tos ar ne, visus dalykus, moteris inicijuoja.
dėl to, kad jinai nori būti saugi. Nu, tai prasme, kalba eina tiek apie investavimą, tiek apie kažkokius draudimus. Vyra nori apdrausti gyvybės draudimų, nes jinai nori būti saugi ir jinai inicijuoja, o mes kaip juokavom, vyrai nemirtingi. Dėl to, kad jiem nieko nereikia. Nu, ką čia aš su to mocu lakstau? Nieko nenutiks, tai niekam, nei vienas, visi gyvi draugai. Tai va, o moteris išleisdama kiekvieną kartą tą savo vyrą su to motociklu pasivažinėti, pergyvena, nes yra įsipareigojimai, yra maži vaikai ir taip toliau. To saugumo. Tai va, bent jau iš mano praktikos labai dažnai šitus bent jau, kas susijęs su saugumu šeimos ar ne, tai inicijuoja moteris kažkodėl. Aš turėjau omeny, kad vyras galėtų rodyti lyderystę planavime. Ir tokiu būdu užsidirbti, pagarbos taškų iš moters arba bonusų. Tai tu sakai, kaip turėtų būti, aš sakau, kaip būna. Kad šį pritariu tavo požiūrį ir tam matymui, aš pritariu, kad dažnai taip yra. Tuo pačiu manau, kad vyras tikrai gali gauti daug taškų iš moters, bonusinių tokių, inicijuodamas tą patį saugumo fondą, per veiksmą. Ne per žodžius, kad mes darysim, bet apie realų veiksmą, kad dabar darom ir pradedam taip ir taip. Jo, aš irgi taip pritarčiau iš tikrųjų tą prasme, kad jeigu nereikėtų ją įstumti jo, ar ne, ir jisai pats viską padarytų, kaip kalbėjom, kad labiau nekalbėtų, o labiau veiksmus darytų, tai aš manau, kad čia tikrai taškų, tai belenkiek, ta prasme, vieną dieną labas, dėl tavo šventos ramybės, ten apsidraudžiau gyvybę, pradėjau taupyti mokslam, vaikų ten, pasirūpinau to ir taip toliau. Ta prasme, fantastika, ne? Be abejo, manau, kad šiaip labai realus klausimas, nes kiek žinau, kalbant apie, pavyzdžiui, būsto pirkimą, tai dažnai sutartyse yra norima, kad būtų tam tikras draudimas, ne, pas tą žmogų, kuris pasiėmęs yra sutartį. Šiaip neprivaloma, ta prasme, bet tai privaloma yra tik tais apdrausti patį būstą. Jeigu sudegė namas, bankas gaus pinigus. Bet gyvybę apsidrausti nėra privaloma, bet labai rekomenduojama. Ir čia dažniausiai iš tikrųjų iškyla tokia problema, kaip ten apie tos nemirtingus, kaip kalbėjom, tai kad vienas nori draudimo, kad apsidraustume, kitas vienodai šviečia ir, ta prasme, nieko man nenutiks, man 3-5, ta prasme, kas man gali nutikti. O kaip pavyzdys, jeigu pajamos dar yra nelygios, vėl tą pavyzdį, vienas uždirba 5000, kitas uždirba 1500. Ir gaunasi taip, kad tas, kas uždirba mažiau, tai automatiškai, kad, kaip pasakyti, tas ramybės yra mažiau. Dėl to, kad paskola tai yra didžiulė, įsipareigojimas bankui yra didžiulis, bet vienas tas likęs žmogus, jeigu netenka vieną šeimos maitintoją, tiesiog negalėtų mokėti ir viskas. Tai, ta prasme, nerimas yra didelis, nes įsipareigojimas yra didelis. Tai va, tai čia dažnas toksai dalykas iš tikrųjų pasitaiko. Kai kurios šeimos apie tai sugeba labai normaliai pasikalbėti ir tiesiog išsprendžia tą klausimą, tau rūpi tas, viskas tvarkoja, sutvarkom, tu rami, aš ramus, tu ramus, aš rami, viskas, ta prasme, visi laimingi ir viskas tuomet yra gerai. Bet kai kur yra tokie, nueina į kraštutinumus, užsiciklinę būna, ta prasme, turi savo nuomonę ir kitos negirdi nuomonės, tai tada jau yra, tiesiog prasideda kažkokie tais piktumai. Taip, klausimas, kurį gavau į Instagram savo paskyrą, Ramūnė klausia, kaip reikėtų pasiskirstyti šeimos finansus, kai šeimoje jau yra vaikai? Tai kadangi klausimas trumpas, tai mes gal truputį interpretuosim, kad aš gal taip pasakyčiau, kad kai atsiranda vaikai, ta prasme, nes vienokie gali būti finansai, kai vaikų nėra, šeima gali būti susituokus, tenais kažkiek tais dalinasi išlaidas, kažkiek tais kiekvienas savo ir taip toliau. Bet kai atsiranda toksai bendras turtas, kaip vaikas, vienas, antras, trečias, kaip pavyzdys, tada jau tas kiekvienas savo modelis nelabai tinka. Dėl to, kad mes turim ne tik bendrą namą, kur dar gali kažkaip tais vienas moka mokesčius, kitas ten kažką tais perka, nežinau, veja sodina, dar kažką tais perka. Bet kai atsiranda vaikai, tai čia jau yra pats didžiausias bendras turtas, kokį galima turėti ir tiesiog jau reikia dalintis, kaip sakant, savo finansais. Čia jau nepabėgsi nuo to. Koks būtų tas modelis praktiškai? Ar galėtum pateikti pavyzdį, kaip atrodo tai? Kaip atrodo realybėje, tai aš pavyzdžių daug matau kiekvieną dieną, bet kaip reikėtų daryti, tai aš manau, kad reikėtų, kad kiekviena šeima pasidėliotų patys, ta prasme. Svarbiausia, kad yra pasikalbėti, nes jeigu būna kažkuris, tai vėlgi, kai pajamos būna nelygios
ir vienas nori vaikam daugiau, kitas nori savo. Nu, tai toksai gaunasi vėl priešpriešas, slapukavimai, kažkas perka savo, kažkas vaikam perka, pykčiai vakare nebepirktėm vaikam tų naujų rūbų, taigi išauks už mėnesio, nu, ta prasme, iki tokio lygio, ta prasme, nu, aišku, reikia su protu žiūrėti, jeigu ten perka po 1000 kas mėnesį, nu, arba ten vardinius rūbus kažkokius tais, kurių negali sauliaisti, vėl negerai, bet, nu, kalbam apie tiesiog normalias išlaidas tiesiog, bet kai turim skirtingus supratimus. Kiek galim vaikams skirti, kiek negalim vaikams skirti, ar stovyklą už 500 daug ar nedaug. Nu, gal vienai šeimai daug, kitai nedaug. Gal vieni nupirks geriau ten kažkokiu tais šmutkių vardinių, kiti leis į edukacijas kažkokias tos pinigus, bet ir gali būti labai skirtingai. Vyras vienaip galvoja, moteris kitaip galvoja, reikėtų susėsti ir kažkokį kompromisą susirasti tiesiog ir kad būtų bent kažkiek abu patenkinti, nes kaip žinai, kompromisas tai yra, kai nei vienas nelaimingas, bet taip jau yra, kad, žodžiu, arba aš tai gal sakyčiau, kad abudu po truputį laimingi, gal toksai po optimistiškai pažiūrėčiau, kad ne abudu nelaimingi, bet žinai, kad abudu šiek tiek laimingi, žodžiu, lieka po kompromiso. Kaip matau, kad šeima, vaikai, atsirandantis šeimoje ir gali būti nauji finansiniai iššūkiai, nes reikia tartis jau dabar dėl dar vienos biudžeto dalies, tai reiškia vaikai. Ką matau šiaip realybėj pas šeimas, kurios ateina į sesijas pasikalbėti arba asmenys, kurie bando rasti kalbą su savo sutuoktiniu ar antrąją pusę, tai mes kalbame apie tai, kad esmė yra ne kiek patys finansai, kiek darna tarpusavyje. Kuo didesnė darna tarpusavyje, tuo lengviau rasti sprendimus ar bendrai. Nes labai dažnai pastebiu, kad nesutarimai dėl finansų, ar tai dėl vaikų klausimo, ar tai dėl žvejybos, ar dėl kažkokių mokymų ir panašiai, dažnai yra kaip paviršinė problema, nes dažnai problema yra gilesnė, paslėpta po finansais, arba besislepianti po finansais. Tai va dažnai būna situacijų, kada kažkuris manipuliuoja finansų šeimoje, arba žinai, iš dalies nėra visiškai skaidriai tvarkantis finansų dėl kažkokių priežasčių, kurios yra tarpusavio dinamikoje. Vyras jaučia čia nesaugiai, nes, pavyzdžiui, bijo, kad moteris jam, žinai, kažką darys, kai jis pasakys tiesą dėl finansų, arba jis kažkaip ten bus, žodžiu, baudžiamas, arba atvirkščiai. Tai mano mintis yra ta, kad finansų šeimoje šiaip palengvėja, kai darna padidėja. Tiesiog sumažėjo problemų dėl finansų ir nesutarimų finansų, kaip bendrai tarp dviejų žmonių yra mažiau trinties ir geresnė atmosfera. Prie ko labai prisideda beje ir išsimiegojimas. Žmonės dažnai neišsimiegoja, žinai, kaip Snickers reklamoje, tu nesi tu, kai esi alkanas, tai tu nesi tu, kai nesi išsimiegojęs, ir dėl to porom labai dažnai patariu pirmiausia tvarkyti savo miego režimą, tam, kad būtų galima normaliai eiti diskusijas, kurios nebus tokios aštras ir aršios, kaip abudu bus pailsėję. Prieš kalbant apie finansus įsimiegokit. Jeigu turit kažkokį tai žodžiu norą, kur išleisti pinigus, tai įsimiegokit, savo partnerį ar partnerę priverskit įsimiegoti ir tada viskas. Sutarsit, man atrodo, ne? Prieš vakarą magnio ir geriau. Iš tikrųjų, tai ir mes čia apie miegą nuklydom, bet ir mes pradėjom taikyti kažkaip tais, aš tai, pavyzdžiui, turiu priminimą užsidėjęs tam ir tą valandą, kad žygį miegok, nes jau užtenka scrollinti ar dar kažką žiūrėti, ta prasme, kad jau reikėtų miegoti, nes tau liko 8 valandas. Tai va, tai čia tas yra labai svarbu ir prieš kalbant apie finansus geriau būti iš tikrųjų įsimiegojus, tai man atrodo būtų paprasčiau tada išspręsti tos klausimus. Dar turime vieną labai būtinį klausimą, kuris manau, kad gali būti naudingas daugumai klausytojų. Dovanos artimiesiems, švenčių proga. Vienas siūlo vieną sumą, kitas kitą. Kaip rasti sprendimą? Atrodo nebūtinybė, ne proga, tiesiog paprasta, dovaną reikia padovanoti. Kaip nuspręsti kokią sumą? Kaip tavo praktikoje poros tokios dalykus sprendžia, kaip reikėtų spręsti? Čia gal aš taip savo gal asmeninę nuomonę pasakysiu, nes iš mano darbinės pusės tai nelabai kažką apie tai girdžiu, bet manau vėl reikėtų čia rasti kompromisą, nes kartais būna, kad, tarkim, tą patį deda per vestuvės vokelį, ar ne? Vienas nori pasirodyti, tarkim, kažkaip tai ten, kad kuo daugiau būtų įdėta, o kitam visiškai nesvarbu ir sako, dedam kaip visi, koks skirtumas, ta prasme. Tai va, tai reikėtų kažkokį tais pasikalbėti, kad ta suma nebūtų draskanti kišenė.
Jeigu tu tenais, ta prasme, dabar, kad visi deda ten 200, o tu įdėsi 600, bet dėl to nevažiuosi, atšauksi druskininkų kelionę su vaikais į parką vandens, tai skamba nelabai logiška, ne? Tai va, tai taip nereikėtų daryti, tiesiog, proto ribose, tiesiog reikia pasikalbėti, apsitarti, kad, žiūrėk, gal biški daugoka, man taip atrodo ir pasakyti su argumentais, be jokių piktumų, be jokių nieko. Bet kaip tu ir sakai, kad svarbiausia yra, kai yra darna, tai man atrodo tokių klausimų vis mažiau kyla. Gali kilti, čia bus minutės, pašnekėsys, žiūrėk, dedam tiek, gal biškai daugoka, gerai, tai per pusę tą skeliam, pamažinam kažkaip tais ir visi laimingi, žodžiu. Tai va, kai nėra darnos, tai tada bus abudu nelaimingi, jeigu kad ir vieną ar kitą variantą pasirinksim, nesvarbu. Visiškai matau irgi per savo praktiką, kad kuo daugiau trinties, tuo menkiausios situacijos kelia didesnius pykčius. Kuo daugiau bendrystės tarpusavėje, tuo lengviau, kaip per sviestą, žinai, peilis eina, atrodo, lengva jas spręsti ir daryti. Ir va šitą situaciją, kad išsiskiria nuomonės dėl dovanos dydžio, ar ten dėjimo į vokelį sumos, tai aš galvočiau pirmiausia dabar ateinančiai porai, kurie ateina klausti, kaip daryti, kaip spręsti, galvočiau, koks būtų tas scenarijus, kad abudu būtumėt laimingi. Koks yra sprendimas, nes, sakykime, sprendimas būtų vienas nuspręsti kažkokią sumą X, bet kitas būtų dalykas pagalvoti, tai mes dabar turim, žinai, ten galbūt gyvena šeima pagal tą stiklainikų principą, ne? Kad dėlioja pagal sritis, kam į kokią sritį kažką paskirti. Galbūt kažkas, žinai, savo finansus gali asmenius dėti, jeigu labai nori, žinai, ten galbūt. Taip. O galbūt tiesiog šeima pagalvoja, ar mes turim kažkokį ekstra biudžetą, iš kurio galėtume paimti tam, nes, pavyzdžiui, tau antrai pusė labai svarbu. Iš esmės, labai, manau, pasistengti, pažiūrėti kūrybiškai, kaip galim šitą situaciją spręsti, kad būtume abudu laimingi, žinai, ir galbūt net problema iš tikrųjų net ir nėra toj sumoj, bet pasiaiškint, kas yra giliau, jeigu yra didelis nesutarimas. Taip, galbūt yra kažkokios nuoskaudos iš anksčiau, žinai, kurią žmogus laiko, dėl to jis visiškai prieštarauja. Bet kam, ką siūlo? Daryk, ką nori, netiks niekada. Dėl to, kad yra kažkoks galuminės įvykis iš anksčiau, kuris nešamas ir laikomas kaip nuoskauda. Taip, aš irgi taip galvoju, kad reikėtų, ta prasme, aptarti tos dalykus ir, išsiaiškinti, ta prasme, tiesiog kalbėtis ir, nesakau, kad ten už ir prieš susidėlioti, ta prasme, tokių gal nereikia, bet tiesiog argumentus, dėl ko tu taip galvoji ir, kaip tu sakai, gal kažkuriam vienam yra labai svarbu, čia ženijas, nežinau, tuokėsi ten sesė arba brolis, ir vienas sako, koks skirtumas, ta prasme, o kitam yra labai svarbu. Ir gal galim paimti iš kažkokios kitos eilutės, ar ne? Bet svarbu, kad būtų kažkokie tais argumentai, dėl ko tą reikia padaryti ir viskas. Ir jeigu reikia, su abudu pritarė, nes aš tai kartais netgi pastebiu, kai sako, kalbu su vienu iš šeimos narių, nesvarbu, vyru ar moterim, ir tarkim, ten po kažkelinto susitikimo ir sako, lemma, kaip man sako, gerai išaiškino, sako, nesupratau pradžioj, kad čia tikrai naudinga, bet man prisėdo mano žmona ir išaiškino, kad, čia taip sudėlioja tos taškus ir gerai tu čia kalbi, žinai, viskas čia gerai, žinai, bus, o pradžioj labai skeptiškai žiūrėjau, tai jie grįžo namo, pasikalbėjo kažkaip tais normaliai ir viskas pasidarė okei. Jo, pradžioj tai ten žaibavo, ta prasme, kaip nežinau kas. Tai va. Tai man atrodo, kad svarbu tas dalykas. Klausytojo klausimas, klausė Jonas, 40 metų. Ar visiškas finansinis skaidrumas yra būtinas poroje? Manau, kad 99% būtina. Aš galiu dar painterpretuoti šitą klausimą, dėl ko Jonas klausė, nes tikriausiai jam sunku sustarti dėl tų žvejybos reikmenų, žinai. Čia ta situacija. Ir klausimas, ar vis dėlto gali būti situacijų, kada poroje nėra visiško finansinio skaidrumo, bet puikiai veikia ir važiuoja, žinai, visiems viskas gerai. Aš manau, kad visaip gali būti. Ta prasme, būna ir taip, ir jeigu gerai abiems, tai gal irgi tas yra gerai, nes žinai, kaip tas posakis yra, nežinau ir galvos neskauda. Nežinau, kiek už tą žvejybą mokėjo, nežinau, kiek tas motociklo tvarkymas kainuoja, ar tenais aptarnavimą daryti reikia. Bet čia tikriausiai labiau tuo atveju, kai ten finansai nėra tas, žinai, išgyvenimo klausimas. Ne? Taip, tai būtent apie šitą jo kalbam. Ta prasme, kad tai kartais yra tas viskas gerai,
Bet šiaip būtų geriau skaidriau. Ta prasme, kad nesakau, kad čia ten 100% kiekvieną tu ten eilutę turi pagrįsti, nes čia būtų gal perdėtas toksai dalykas, bet ta prasme, kad skaidrumas turėtų būti. Nes paskui atsiranda tos, velkasi, paskui tas, kaip kalbėjom, Uodegos kad tokios. jo, uodegos visokios tais ir vis tiek jos kažkada tais išlys ir arba reikės paraudonuoti, arba galbūt susipyksit, ta prasme, tai kam to reikia? Nereikia, kaip sakant, į priekį tokių dalykų daryti, savo kišt kojas ir viskas. Darot, galima pasamprotauti, žinai, kas yra tas finansinis skaidrumas, nes tikriausiai skirtingos poros ir skirtingi žmonės, skirtingą dalyką jo vadina. Nes galbūt kai kurios poros šiaip yra atvejų ir net pažįstu žmonių, kurie kiekvieną mėnesį visą savo sąstas pažiūri draugė. Pažiūri, kas mokėjo kiek grinekų, kiek išleido tą ir tą, žinai, skiria realiai laiką, kas mėnesį pora, peržiūrėti savo finansus, kaip mums sekėsi ir, žinai, kokios planuojamos ar pajamos, pavyzdžiui, ateinančius pusę metų, žinai, kad galėtų planuoti atitinkamus dalykus. Tai, bet yra situacijų, kada, kaip ir minėjai, ne visi viską žino poroje, ne viską žino abudu, tačiau yra pasitikėjimas ir kryptis teisinga, žinai. Taip. Vėlgi didelė bendrystė. Vyras pasitikė moterį, moteris pasitikė vyru ir viskas veikia. Ir ten, žinai, niekas neatsiskaitinėja už kiekvieną eurą. Tai manau, kad tai yra vėlgi labai individualu, bet be abejonės, jeigu skaidrumas reikštų visiškai, žinai, kaip sakant, po, žinai, kumščio stalo daužimas, kad čia dabar bus taip ir ne kitaip ir mes turim kiekvieną centą suskaičiuoti, tai gali kelti ir stresą ir nerimą. Taip, gali būti dar daugiau streso negu taip, nes tas kiekvieno cento skaičiavimas, žinai, ta prasme, vienas nori gal nežinau, miestą atsigerti kapučino padelio, kitam atrodo, tu matai, kiek kainuoja, ta prasme, tu nejuokauji, žinai, tu čia kiekvieną dieną tam cirkulkiai išleidai kiek pinigų tu. Tai va, bet jeigu žmogui tas laimė atneša, tai kodėlgi ne, ta prasme, tai tokių gal smulkesnių dalykų gal nereikia skaičiuoti. Čia jau, jeigu, kaip tu sakei, kad susėda ir kiekvieną sąskaitą ten pažiūri, kiek kas kur išleido, tai čia turi būti abudu tokie žmonės. Turi jau jie, taip, kruopštus, atsakingi, exceliukai, viskas eina, ta prasme. Ne mano tipas. Jo, tai ir ne mano. Nors gal labiau mano, bet ta prasme, bet proto ribose, žinai, ta prasme, kažkokius didesnius dalykus, tai aišku, aš irgi skaičiuoju. Bet ta prasme, gali būti žmonės laimingi ir be šito dalyko. Netgi gal laimingesni, žinai. Tai va, bet turi būti vėl proto ribose, viskas pasverta, už kiekvieną ten kavos padelį nereikia tikrai pyktis, bet kažkokius tai gairės gerai būtų turėti. Ir aš kaip sakiau, kad labai gerai yra turėti kažkokias atsakomybės pasiskirčius, bet aš nesakau, kad reikia susėsti ir sutarti, dabar tu atsakingai už buitinę techniką, tu atsakingas už padangas, taip nereikia, ta prasme, bet natūraliai tas gaunasi, išlifuoja, kas už ką, jeigu nežinau, moteris prie meno, tai galbūt išrinks dažus sienom ir tu visiškai neapsikrausi dėl to, jeigu tu prie technikos, tai pakeisi ten kažką tais mašiną ir jinai neapsikraus ir visi laimingi, viskas veikia, viskas sutvarkyti. Tai va, kai pradedam kištis vienas į kito, paskui, žinai, sritis, tai va, tada gali jau vėlgi kilti nesklandumų, nes gal jinai ten išsiaiškino, kokie tie dažai, kad jie ten labai geri, o tau atrodo per brangus, ta prasme, bet tai jinai studijavo savaitę, reikia įvertinti tą darbą. Tai va, tai žodžiu. Tai rezumė čia būtų apie tą finansinį skaidrumą, kad tai yra individualu ir manau, kad pora turėtų apsitarti, kiek mes norime detaliai, žinai, planuoti ir peržiūrėti ir tada galiausiai ar tas ypatingas finansinis skaidrumas nesukels, žinai, dar daugiau streso. Abiem, ar bus viskas tvarkoja. Tai iš esmės individualu, svarbu, kad veiktų abiem ir kad būtų patenkinti. Taip, ir va, kaip tu sakei, kad nesukels daugiau streso, tai yra, aš net esu girdėjęs tokiu atveju, kai tikrai sukelia labai daug streso, kai vienas iš šeimos narių vos gauna atlyginimą, pervesk man ir dabar aš dėliosiu, nes aš čia exceliukus viską. O nori leisti, nori vaikam pirkti rūbelius, ten dar kažką, ta prasme, važiuoti, druskininkų, ta prasme, kažką gyventi, o ten viskas Exceliai surašyta ir iš eilutės turi pagrysti ten tas 30 eurų, kur tu ten išleisi Akropolį, ta prasme. Tai jau po kablelio skaičiuosi. Jo, po kablelio, taip. Tai čia jau labai yra sudėtinga situacija dėl to, kad, gal ten ir susitaupo tų pinigų daugiau, bet ar tai atneša laimės, abejoju. Tai va, turi būti pasverta.
tas dalykas. Skaičiuoti yra labai gerai, bet, nu, biški leiskim ir gyventi žmonėm. Nesvarbu, nes čia dažniausiai būna, kai skirtingų, kaip sakant, tipų žmonės susitinka. Kai vienas yra labai skaičiuojantis, kitas yra mažiau skaičiuojantis arba visai neskaičiuojantis, nu, tai tada labai sudėtinga suderinti. Tai, bet žinau, kam pavyksta, tai viskas gerai. Tik tai svarbu, kaip tu sakai, ta darna, nes jeigu darnos nėra, nu, tai tada, žinai, už kiekvieną kablelį reikia atsiskaityti, kai darna yra, nu, tai gerai, tu skaičiuok, aš leisiu, viskas gerai, visi laimingi. Tai va. Turim dar porą klausimų. Klausia Tomas, kokius pokalbius apie pinigus su savo būsima žmona turėčiau aptarti dar prieš santuoką? Gal, sakyčiau, net ne prieš santuoką, prieš gyvenimą kartu. Tai apie, nežinau, bazinius, paprasčiausiai, kas mokės už bankui, kas mokės už vandenį. Ta prasme, nes paskui, nu, tarkim, kaip pačioj pradžiai, tai tu gali sumokėti ant 1, 2, 3 mėnesius, nu, tiesiog, nes nežinai kaip kas, bet paskui gali vienas kažkuris jausis nuskriaustas, nu, kaip pavyzdys, kad jeigu aš ir rūbus perku, aš ir moku, aš ir už tą, ir man, lieka gale mėnesio 0, o tu, žinai, čia taškai pinigus į kairę, į dešinę. Nu, kaip pavyzdys, tarkim, pramogauji, nu, už savo pinigus jau. Bet, nu, tai kad taip nebūtų tiesiog, nu, tai vienas, jeigu, tarkim, nėra bendro kažkokio biudžeto, bet taip laisvai, vadinkim, taip, nepalaidai, gal netinka žodis laisvai. Tai vienas už vieną sumoka, kitas už kitą, pagal galimybės, gal vienas daugiau uždirba, tai kažkokius įsipareigojimus didesnius sumoka, kitas galbūt mažiau už mažesnius, bet taip toksai laisvumas, bet kaip ir kiekvienas žino savo sritį, už ką moka ir tada nekyla kažkokių piktumų. Bet jeigu vienas kažkuris jaučias nuskriaustas, nu, tai vėl tada kažkada tas klausimas išlys vis tiek, ta prasme, arba laikysis nuoskauda, ar kažkas tai bus, nu, nebus gerai, žodžiu. Aš iš savo pusės pasakyčiau, kad svarbu yra vėlgi ieškoti darnos. Net jeigu ir turima poroje skirtingi finansų panaudojimo įpročiai, žinai, išleidimo įpročiai, santaupų įpročiai, taupimo įpročiai, tai jie, nu, pirmiausia, pažiūrėti, ar mes galim tarpusai rasti darną. Nes įsimylėjimo stadijoje darna atrodo visur yra, žinai, bet kai praeina drugeliai ir ateina realybė, tai dažna pora susiduria su realybė, kad pirmiausia yra labai išsiskiriantis pinigų valdymo įpročiai, ko pasekoje vienas gali būti labai išlaidus, o kitas, žinai, ten kaip Skrudžas Makdakas, tas ančiukas, kuris ten kaupia milijoną, žinai, tai gali labai išsiskirti ir kaip kalbėjom, kad gali tai ir privesti net ir prie streso, bet ką matau, kad tas finansų klausimas jis tikrai labai dažnai yra dėja, bet pražiūrimas prie porą pirštus, draugystė pradžioje ir santykių pradžioje, bet eigoje pamato žmonės, kad vis dėlto yra didelį nesutarimai. Tai vat, ką daryti tada, ieškoti bendrystės kuo labiau, kad abiem būtų gerai, kad mes esam drauge, mes išsispręsim, mes tiesiog turim rasti tą teisingą būdą. Tai reiškia, nenueiti į kaltinimus, kad tu čia išlaidus arba tu čia labai, žinai, Skrudžas, ir labiau galvoti, kaip mes galim va šitoje situacijoje, tarp tų dviejų žmonių, kurie esame mes, rasti bendrystę, kad abiem būtų gerai. Aš tai galvoju, kad reikėtų taip sakyti, mes turim dirbti kaip viena komanda. Nu, tai reiškia, mūsų vis tiek tikslas yra šeima, kad būtų darna, tai reikėtų dirbti kaip viena komanda. Tiesiog tai aišku, kad komandai narių būna su skirtingom nuomonėm ir kompetencijom ir atsinešta iš savo šeimų visokiais įsitikinimais ir taip toliau, nuoskaudų kažkokių tais arba, nežinau, praradimų kažkokių tais ir taip toliau, nu, yra būna visko, žodžiu. Tai gal per pirmą pasimatymą, mano nuomonė, nereikėtų apie tai kalbėti, nes gali būti antro nebebus jau. Bet, ta prasme, po truputėlį tą klausimą, jeigu jau matai, kad galbūt norėtum kurti ateitį su to žmogum, reikėtų po truputėlį, nu, nesėsti ant su Exceliais iš karto, bet po truputėlį gvildenti, kad išgvildenti maždaug to žmogaus poziciją, išsakyti savo poziciją, pažiūrėti, kur sutampa, kur nesutampa ir turėti bendrą kryptį. Jeigu turi bendrą kryptį, tai gali keliauti toliau, ne? Tikriausiai nebus labai geras, žinai, kaip sakant, openeris per pasimatymą pasakys, žinai, pažiūrėkime savo ataskaitas praeitų mėnesių AI-os išvadas, žinai, apie mūsų biudžeto valdymą, žinai, ir panašiai. Kokias finansinės sistemas matai veikiančias sėkmingose porose? Ar 50-50 yra realus dalykas?
Gali būti 50-50. gali būti realus ir gali būti nerealus, nes jeigu vėl, tą patį pavyzdį paimsi, vienas uždirba 5000, kitas 1500 ir viską dalinsim 50-50, vienam liks gerokai daugiau, ne, savom pramogom. Ir vienas važinės ten su motociklu arba skraidys ten kažkur tais su panom po užsienius, o kitas sėdės namuose. Tai taip neturėtų būti, ta prasme. Tai jeigu 50-50, tai sumeskite į bendrą katilą ir tada jau kažkaip tai dalinamės. Tai va, tai galėtų toksai variantas būti, bet jeigu abudu panašiai uždirba, tai gali būti, kad pasiskirsti tiesiog sritim. Vienas vienur leidžia, kitas kitur leidžia. Jeigu ten bendra kelionė, perkam bendrai, kažkokį didesnį pirkinį, jeigu ten reikia žoliapėvės brangesnės, vėl galim kartu, arba vienas turi, kitas neturi pinigų tuo metu, tarkim, atsidėjęs, tai juos leidžiam. Bet apsitarę kažkiek tais, ar ne? Tai va, nes kad nebūtų, kad į vienus vartus. Vienas leidžia, kitas taupo ir paskui tas, kuris dar leido, dar iš to paima ir toliau dar išleidžia. Damuša tas jau likučius, žodžiu. Tai tada gali tas, kur jo damušė likučius, būti nelabai patenkintas gale, žodžiu, mėnesio ar gale metų, kada ten susipras, žodžiu. Tai va, tai gali būti 50-50, bet turėtų būti lankstumas, ta prasme, ir skaidrumas. Tai va, jeigu yra skaidrumas ir lankstumas, tai aš manau, kad gali būti, bet aišku, biudžetas, aišku, turėtų vis tiek kažkoks tais bendras būti, ypač kai turi vaikų. Tai tada, žinai, nepirksi ten, nežinau, suknelės mergaitai per pusę, ta prasme, tai čia nelabai, ta prasme. Tai vienas sumokės už vandenį, kitas nupirks suknelę ir tada, man atrodo, čia ir yra 50-50, tik tais, kad, skirtingose srityse kažkas už kažką atsakingas, išleidžia galbūt panašiai ir visi laimingi. Tai va, bet kad ant kiekvieno daikto 50-50, tai nemanau, kad gal reikėtų taip jau mestis, kad nupirkau žoliapę, o dabar atiduok man 300 pem, nes mokėjau 7, tai gal taip nereikia, ta prasme. Žinai, šitą situaciją 50-50 sako, nes jie tikriausiai gali skatinti arba taip šitą agendą taip pastuminėti tas žmogus, kuris, žinai, daugiau uždirba, nes jam daugiau liktų, ne? Bet jeigu mes tada einam, žinai, kad 50-50, okei, tai mes kalbam 50-50, tai reiškia ne tik taip apie finansus, bet ir kitose srityse, ne? Reiškia, darosi valyti abudu savo. Indus plauna savo, žodžiu, dar atskirtis. Tai čia mes kraštutinumas. Mes nuėjome iki tokio kraštutinumo, žinai, bet kalbant apie finansus, tai man atrodo, kad irgi variantas yra pirmiausia pagalvoti, žinai, yra žmonės ir jie kaip šeima turi bendrą katlą, kuris ten generuoja, tarkim, 6000 eurų per mėnesį, ne? Per abu. Ar bus žmogus, kuriam, pavyzdžiui, labiau patinka planuoti finansus, žinai, ar kažkurio iš poros dalyvių, tai yra stiprioji pusė. Nes būna atvejai, žinai, kada būtų gan palaidi šitais klausimus ir ten, žinai, žiūrite, gale mėnesį nėra šaimų. Bet būna atvejai, kad kažkas šeimoje turi, labiau pajautimą arba labiau norą, žinai, ir planuoti, ir dėlioti, ir tuo pačiu tai gali būti bet kuris žmogus iš poros, žinai. Bet jeigu kažkas yra pasitikėjimas tuo žmogum toj srityje, tai mes perleiskim dabar, žinai, ten Ramonėje galbūt Andriui, žinai, tą sritį, kad labiau pakuruoti ir ten labiau remtis jo, pavyzdžiui, žvalgom. Tai aš manau, kad kas būtų prasminga šioje situacijoje poroj, kalbėtis apie tai, kaip mes kaip pora galim būti geriausiam darnoj, kalbant apie finansus, žinai, ir abiem būtų gerai. Galbūt kažkas ten labiau sprendžia, žinai, finansų klausimą, galbūt kažkas labiau supranta apie finansus, žinai, apie taupymą ar investavimą. Neieškoti būtent, kad ten tas ar tas, bet labiau, žinai, koks būtų modelis mūsų šeimai, kuris gali būti absoliučiai unikalus. Taip, žinai, tik aš galvoju, kad neturėtų tai peraugti į tą kontroliavimą. Ta prasme, tas, kuris, tarkim, labiau supranta tenais ar labiau nori apsimti tą sritį, tai jisai neturėtų peraugti į tokį, kad aš čia kontroliuoju finansą, aš čia bankas esu, dabar nori tu kažką pirkti, atsiklausi, arba duosiu, arba neduosiu. Čia toks vos ne tėvo vaiko režimas gaunasi. Jo, tai čia tas negerai, ta prasme, kai kiekvieno niekučio atsiklausimas, negerai, ta prasme. Tas į negerumus išveda, man atrodo, tu irgi tą patį pritarsi. Tiesiog, žinai, nes jeigu gaunasi, kad ta situacija ilgainiui kažkuriam iš šeimos narių, žinai, kelia stresą, ką tai reiškia, ta situacija sprendžiama ar neteisingai. Tai ieškoti reikia alternatyvų. Tai
Ir čia atsiranda galios jau ta pozicija, ta prasme, kad aš valdau finansus ir dabar čia duosiu, neduosiu, ta prasme toksai. Tai kažkur paskui vis tiek lieka tokia nuoskauda, kad tada neleidai to pirkti, nes čia savo Excelis tau nerodė, ta prasme. Tai nuoskaudas lieka ir paskui jos vis tiek kažkada tai pratrūksa, ne? Tai va. Gerai, aš dabar dar vieną, man atrodo, klausimą, šitą neskaičiau. Tai Agnė klausė. O, čia labai mano tema šitas, ar ne? Šitas galėsiu atsakyti. Ar aš galiu jaustis visiškai saugi, jei mes niekada nesam aptarę jokių blogų scenarijų? O kas jeigu? Ar tokie pokalbiai keičia pasitikėjimą santykiuose? Tai gal aš pradžiai pats atsakysiu, tu gal į antrą dalį, aš gal į pirmą dalį, nes čia gal taip ir pasiskirsto greičiausiai. Tai manau, kad tuos scenarius, o kas jeigu, tai būtina, ta prasme, kiekviena šeima turi. Čia aš kalbu apie bendrai, ta prasme, kas jeigu, nežinau, vienas netektų darbo, kas jeigu vienas sunkiai ten susižeistų, negalėtų dirbti, čia apie finansus, jeigu kalba. Kas jeigu vieno iš šeimos narių neliktų, tokius reikia aptarti, kas jeigu negalėtume mokėti bankui įmokų kas mėnesinių, tai reikėtų tos dalykus aptarti. Labai nepatogus pokalbiai. Labai nepatogus pokalbiai, bet jos reikia aptarti, nes dažnai matau tokias situacijas, kaip būna finansinė nelygybė, tarkim, ir tiesiog vienas jaučiasi nesaugus, pastoviai, ta prasme, kurio finansai yra mažesni, pastoviai jaučiasi nesaugumo jausmas dėl to, kad šitų klausimų nėra aptarę. Jeigu jie būtų sutvarkyti kažkokiais tais būdais, viena šeima gali nusipirkti 5 butus Palangoje ir jeigu to vieno asmens neliks, parduos vieną butą ir gyvens toliau. Kiti gali galbūt draudimą nusipirkti gyvybės. Apsidraus tas vienas šeimos narys, pagrindinis šeimos maitintojas, mes tai vadiname, pagrindinis šeimos maitintojas apsidraus. Jeigu kažkas jau nutiktų, tai likusiai šeimai bent jau nebus problemų dėl pinigų. Tai va, toksai dalykas, taip, mes kaip sakom, tai parodoma ir meilė šeimai, nes gaunasi, kad tu taigi ne dėl savęs draudiesi, dėl savo šeimos narių, dėl vaikų, dėl žmonos arba dėl vyro atvirkščiai ir panašiai. Tai va, tai manau, kad apsikalbėti yra būtina tas dalykas ir padaryti kažkokius tai sprendimus. Ir kaip mes pradžiai kalbėjom, kad ne žodžiais, o darbais. Nes žodžiai tai yra trumpalaikis. Gali per pirmą pasimatymą malt liežuvį, prižadėti ten jachtas, viską, žodžiu, bet antrą jau mažiau ir paskui jau pereiti prie darbų, žodžiu, reikėtų. Tai va, tai tada manau, kad bus geriausias variantas. O tavo antroji dalis, priminsiu, tai pirmoji perskaičiau ir tada kaip tokie pokalbiai keičia pasitikėjimą santykiuose. Labiau, manau, kad pasitikėjimas tai pirmiausia gali būti iš moters pusės, saugumas. Pasitikėjimas ir saugumas, manau, kad tai labai susiję, nes jei saugu, tai yra pasitikiu, žinai, kad gera. Tai pasitikė irgi reiškia yra saugu. Tai čia manau, kad jie truputį kaip sinonimai šitie žodžiai. Nes jeigu abu gali pasitikėti vienas kitu ir situacijas numatyti į ateitį, kad tai reiškia mes saugu, mes turim kažkokį planą B, mes turim planą C. Jeigu, žinai, ten atsitinka nelaimė ir šeima nebetenka pajamų, bet mes turime pusę metų pragyvenimo, žinai, atsidėję pinigų, tada galim nieko neparduoti, nieko tiesiog, žinai, nekeisti, gyventi taip, kaip gyvenam ir pusę metų, per tą pusę metų mes kažkaip rasim sprendimą, žinai. Taip. Tai gaunasi, kad šita situacija yra apie pasitikėjimą ir apie saugumą. Ir jeigu mes turim planą, tai manau, kad tai yra nuostabu, kaip ir paminėjai, aptarti šitas temas, kurios labai dažnai yra, bet dėja labai nepatogios, nes jos gali iškelti ir pūlinius, tam tikrus ir nuoskaudas iškelti, bet paliesti klausimą ir kuo labiau aptarti situacijas, o kas jeigu. Tai reiškia, kad kai žinau, kas jeigu bus, planas B, planas C, atsiranda užtikrintumas, pasitikėjimas ir ramybė, kad bent jau yra opcijos, aš žinau, ką gali tekti daryti ir kad mes išgyvensim. Tai reiškia, netek, žinai, ten parduoti būstą, ten kraustytis pas tėvus, ne? Taip. Tai toksai variantas, kaip turim parašiutą. Tai va čia kažkas tokio. Taip, parašiutą, skėti, visai galime ją vadinti. Bet čia mes pakalbėjome apie tokius blogiausius scenarijus, bet gali būti ir geri scenarijai. Pavyzdžiui, sulauksim pensijos. Geras scenarijus, ne? Skamba gerai. Ką tada darom?
Jo, tai aš visą laiką, pavyzdžiui, kaip susitinku dažniausiai su verslo žmonėm, ar ne, tai jiem sekasi gerai, pinigų yra, viskas važiuoja, auga ir taip toliau. Ir mes visą laiką kalbam apie planą B. Nu, tai reiškia, gerai, dabar 10 metų važiuoja, dar 10 važiuoja, bet tau iki pensijos dar 10 liko, 30, tarkim, ar ne. Tai, o jeigu paskutinius 10 nebevažiuos taip, nu, ta prasme, tavo to produkto nebereikės, nes jis dabar yra bangos, dar gal 10 bus metų, nu, ta prasme, čia yra planas B. Tai vat šeimai užtikrinti kažkokį tais finansinį saugumą, kad ir toj pačioj pensijai, ar ne. Tai vat ir būna kartais konfliktai, nes vienas nori, kitas nenori to, nu, netiki, tarkim, to dalykų, galvoja, kad visą laiką čia viskas augs, pardavinėsim, čia viskas bus ledas. Bet realybinės laiką tai būna. Tai va, tai kartais vienas iš šeimos narių nori to saugumo, nes žino, kaip būna, kad vienam būna nepasiseka, kitam pasiseka. Tai va, tai jeigu mes kaip juokavom, jeigu neturi 5 butų arba 10 Palangoj, nu čia toks juokas tarp mūsų būna, tai nu, reikėtų kažko tais pasirūpinti, nes tie 10 butų ir yra planas B, bet jeigu jų neturi, nu, tai reikėtų kažkokį planą B turėti visgi. Tai tada nu, tiesiog šeimoje jausis abudu saugesni. Tai va. Ir ypatingai tas yra svarbu, dar, man atrodo, šitos temos neapkalbėjom, kai vienas nedirba. Taip. Nu, tarkim, augina vaikus, ar ne, yra 3 vaikai, jos reikia auginti, pagalvoja, pasiskaičiavo, kad nu, aukliai reikės mokėti ten tiek ir tiek, kad nu, neapsimoka eiti darbą, gal geriau kažkuriam tai auginti tos vaikus. Ir tada kartais būna, kad vėlgi tas įsijungia galios, ar ne, režimas, kur nu, prasideda kontroliavimai dėl pinigų ir panašiai, kad kiekvieno turi dalyko atsiklausti. Tai, kaip man atrodo, mes kalbėjom prieš pokalbį, kad pervedu to 1500 ir neužtenka. Nu, tarkim, ar ne tokia situacija. Jo, bet tai 3 vaikai, ten, kad aš moku už tą būrelį, mašinos, kūras, viskas, nu, ta prasme. O tenais antras šeimos narys gyvena kaip karalius, ten mašinos brangiausias, ten kūrų daugiau užleidžia negu visiems tiem kitiem poreikiam. Tai va, tai toksai kartais atsiranda disbalansas didelis, nesakau, kad visose šeimose, tai yra kai kurios, nu, ta prasme, viskas ten puikiai susidėlioja, bet pasitaiko tokių tiesiog variantų, kai nu, labai didelė ta neligybė jaučiasi tiesiog ir nėra ką padaryti, tiesiog reikia sėsti ir kalbėtis, nu, kad aš blogai jaučiuosi, nu, nes tai yra taip ir viskas, ir kažkaip tą klausimą įspręsti. Kaip tu galvoji? Nu, kaip va, būna, nu, apie finansus kalbant šeimoje, kai vienas augina vaikus, o kitas parneša bizoną nukovęs, nu, žinai, kaip. Aš žiūriu, kad jeigu yra šeimos modelis, kuris yra nuspręstas abiem, žinai, pasitarant, kad mes dabar gyvensim taip. Vyras šiuo atveju eina į darbą, generuoja pinigus, neša, žinai, mėsą namo. Ir moteris rūpinasi vaikais ir ten namų buitimi, ne? Tai yra 2 atsakomybės ir tai yra būdų, žinai, pilno etato darbai. Gal net ir, žinai, mes negalim pamatuoti. Bet iš esmės tai reiškia, kad vienas atsakingas už tą kitas tą. Tai man atrodo svarbiausia, kad tas modelis veiktų abiems. Ieškoti variantų, kaip abiems gauti maks toj situacijai. Kaip vyras, kad jaustųsi, žinai, dažniausiai nori jaustis vertinamas ir įvertintas ir gerbiamas už savo elgesį ir už situacijas, kurias sukuria, žinai, parneša pinigus, moteris dažnai nori jaustis mylima ir saugi, kad vyras duoda, žinai, rūpinasi ir jam rūpi. Tai reiškia, kad jinai nebus palikta likimo valiai, kas yra prigimtinis moters poreikis ir saugumas. Tai manau, kad prasminga vėl ieškoti šeimoje yra situacijų ir tokių būdų, kad mums kaip šeimai, mums, kad tai veiktų. Koks būtų modelis, kad tu būtum laiminga, žinai, ir kad aš būčiau laimingas, kad mes abudu būtume patenkinti ir laimingi, žinai, ir saugus, ir ramus. Bet be pokalbio nebus to. Be abejo. Jo, tai reikia susėsti, nu, Atvirumas. Taip, atvirumas, skaidrumas ir sutarti, ir jeigu kažkur tais skauda širdį dėl to, kad nu, jaučiatės, kad ten kaip pavyzdys nelygybė kažkokia, tai tiesiog reikia, nu, vis tiek anksčiau ir vėliau reikės apie tai pasikalbėti. Ir kalbėtis ne per kaltinimus, kad tu ten toks ar tu ten tokia, bet kalbėtis apie save, kaip aš jaučiuosi šitoje situacijoje. Kaip aš jaučiuosi šioje situacijoje, žinai. Aš jaučiuosi ten nemaloniai, man nepatinka, man ten liūdna, žinai, dėl to ir to ir to ir to.
nekaltinti tavęs, kaip kad tu žmogus, žinai, atsakingas už viską, bet labiau kalbėti apie tai, kaip aš jaučiuosi va šitoje situacijoje su tavim. Kaip mano viduje yra ramu, gera ar ne. Jeigu ne, tai kodėl? Ir kalbėti apie tai, ko aš noriu. Tai reiškia, kad aš noriu jaustis vertinamas ir gerbiamas už savo pastangas. Moteris gali sakyti, aš noriu jaustis saugi, kad man bus ramu, kad mes, žinai, vat, kitą mėnesį turėsim pinigų, kad man dabar, žinai, tu ten dabar perki kažką ten tą raną, bet kitą mėnesį mes turėsim kelionę, žinai, mes turim planą. Tai vėlgi moteris labai dažnai apie šeimą, o vyrai gali būti ypatingai finansų srityje, neretų atveju, žinai, apie tai, kad čia dabar padarysim, parizikuosim, čia, žinai, pamakliuosim, čia nesiparink, žinai. Tai vat, ar tau taip nepasitaiko atveju? Tai pasitaiko labai dažnai, va, kaip tu sakai, kad viskas čia gerai, ta prasme, išsisuksim, tai va, čia tą nupirksiu, tą parduosiu, ir žodžiu, viskas čia bus gerai, bet galbūt tai antrai pusiai yra didžiulis stresas dėl tokių dalykų, nes tiesiog netoks žmogus neperka, neparduoda, tiesiog ir atrodo, kad norisi to saugumo, stabilumo, o kaip tu sakai, kad planas, kitą mėnesį turėsim kelionę, tai norėtume jau turėti pinigų tai kelioniai, o ne bilietai nupirkti, o viešbutį dar neturim už ką užsisakyti. Tai aš įsivaizduoju, kad gali būti toksai nesaugumo jausmas gana didelis iš tikrųjų. Vat apie tą nesaugumo situaciją prisimenu nuostabią situaciją, kuri galės labai, manau, būti prasminga aptarti dabar. Turėjau klientą, kuris prekiauja automobiliais, gyvena užsienyje ir draugė su žmona, jie turi, aš nepamenu, ten bendras asta ar žodžiu atskira, bet žodžiu, kad yra kažkoks biudžetas, žinai, kurį jiem pasidarė, žinai, juodai ar ten baltai dienai. Vyras užsimantis automobilių prekybą, tą biudžetą, žinai, nusprendė panaudoti, užsipirkti automobilių, kuriuos parduos ir gaus pelną, žinai. Bet faktas įdomumas tame, kad kalbėjo apie tai su moteriam, ten kaip ir viskas gerai, bet, žinai, bet jai ne visai ramu, nes nebėra to mūsų krepšelio, žinai. Tas krepšelis tapo įšaldytas, žinai, automobilių forma. Tuos automobilius realizuoti pavyks ar nepavyks, čia, žinai, vėlgi, ar į plius, ar į minus, ar klausimas. Ir nors faktiškai tie pinigai niekur nedingo, žinai, jie pakeitė formą, bet techniškai to krepšelio nebėra. Ir mes kalbėjom su vyru, žinai, klaus, ką man daryti, skupliavo. Tai pirmiausia, žinai, pagalvoti, kad mes turim kažkokią ribą, žinai, kurios neliečiam. Kad mes turim grindis kažkokias. Jo, mes žemiau iš tos sumos X mes jau nenueisim pas save bendroje sąskaitoje, ko pasiekoja. Moteris žino, kad vyras turi susitarimą su jie, žinai, kad mes šitos sumos nepasieksim, ko pasiekoja, vis laiką bus kažkoks, žinai, bumperis, ne? Kaip ta, kas tai bus, parašytas ar kažkas. Kad mes turim saugumą tam tikrą. Ir ko pasiekoja, tu gali, žinai, suktis tuo, ką tu turi. Tai tiesiog gaunasi, kad truputį sumažina rizikas vyras. Galbūt mažiau uždirbs, mažiau investavęs, bet šeima jausis saugiau. Būtent, šeima jausis saugiau ir sprendė tą situaciją ir galiausiai tam pradėjo veikti, žinai. Aš esu tokį modelį girdėjęs kelionių. Tarkim, yra bendra sąskaita, nesvarbu, vienas galbūt daugiau uždirba, ten 60%, kitas 40% ir abudu kažkokį tais procentą metą į tą sąskaitą. Tarkim, vienas uždirba ten daugiau šiek tiek, tai meta ten 500, kitas mažiau uždirba, meta 300 ir susidaro per pusę metų kažkokią pinigų sumą ir jie gali važiuoti laisvai kelionę, kaip pavyzdys, ten, nežinau, į Tenerife nusiperka kelionę ir važiuoja ir tos pinigus leisti negalvojant, nes jie tam skirti yra būtent. Ir čia galim, žinai. Ir abudu taip, ta prasme, ką nori suknelės, nori batų, nori steiką valgyti, ta prasme, ką nori, nes jie skirti išleisti yra ir viskas. Ir tam būtent atsidėjinėjimai yra kas mėnesį, gerai, neišleidai visų, dar liko ten 700, jie lieka kitai, nes ta sąskaita yra tik kelionėms skirta. Tai visai toksai, man patiko tas modelis, jo, nes toksai, tada nereikia riboti, žinai, kad dedi kortelę ir, bliama, čia brangiai ta vakarienė kainavo. Ta prasme, nėra tokio, nes jie tam skirti, dedi, ta prasme, ir viskas. Ir jinai, kai yra bendra, tai nėra, kad vienas kažkuris deda ir jaučiasi paskui nuoskauda. Vienas nori skaniai valgyti, o kitam skauda kortelę pridėjinėti. Tai tokio nėra, nes ta kortelė bendra, abudu ten sumetėm. Ir kas kiek galėjo, pagal procentaliai ar kažkaip kitaip. Ir toksai susitarimas visai fainas, man atrodo. Ačiū, Žygintai. Malonu buvo pasikalbėti, tikiuosi patiko. Parašykite komentarą, uždėkite liuksą ir pasiūlykite temas kitiem pokalbiam. Tai gali būti iš finansų, galbūt turite klausimų apie finansų temą. Tai parašykite komentarą, pasitengsime atsakyti ir pakurti dar ateityje panašių įrašų. Jeigu bus daugiau komentarų, bus daugiau motivacijos ir
galimybių atsakyti visų klausimus. Ačiū tau. Ačiū Žygintai. Malonu. Malonu. Iki kitų kartų.